Tai aš matau, kodėl nereikėtų kviesti. Tai visų pirma, teikiantysis asmuo, tai šiuo atveju darbo partija tuo laiku, jinai privalėjo užtikrinti, kad į valstybės institucijas patektų teisingi duomenys, teisingos deklaracijos ir su įgaliotų asmenų parašais. Tai visų pirma, pačioje partijoje, pačioje mūsų asmenį, jos turėjo būti patikrintos, įvertintos ir tik tada iškeliautų į valstybės mokesčių inspekciją. Tai jeigu iš tiesų kažkas sugalvotų už partiją pateikti netikras ar suklastotas deklaracijas, tai jeigu partija teiktų tikras deklaracijas, tai aišku, kad atsirastų dvigubos deklaracijos. Neabejotinai mokesčių inspekcija būtų aiškinasi, kokios ši deklaracijos teisingos, o kokios ne. Šiuo atveju pateko būtent tikros deklaracijos, kokios buvo pateiktos. Tai reiškia, būtent darbo partija jokių kitų deklaracijų ir nepateikė. Mes turime situaciją, kad būtent iš darbo partijos tas deklaracijas išėjo ir buvo pateiktos neteisingai. Ar verta apklausti dar kartą Milijonas, kad negalėčiau čia vėl toks prašymas? Dėl tų 3-0 išsiaiškinti iš tiesų, kaip jį ten buvo? Tai apeliacinis teismas nusprendė tas aplinkybės dar pasiaiškinti. Man asmeniškai abejonių nekyla, kadangi teismas ir garsino, kadangi nuolis panašiai pripažino, kad būtent jį tą orderį surašė ir visus įrašus jame padarė. Tai o teismas nusprendė pasiaiškinti, kodėl ten tas raštas skiriasi. Ar jums atrodo, ar verta yra kviesti Kulinas Makselį, klausytis ir ką jie pasakyti bylai? Jie yra kviečiami gynybos prašymų, gynybos iniciatyvą, tai aišku klausimus jiems iš esmės turi gynyba. Mes tokių prašymų netikėm, tai iš principo jo gynybos prašymai jie kviečiami ir gynėjų klausinės. Tai aš nežinau jų gynėjų klausimų, kuriuos jie žada jam pateikti. Žiūrėkit, o Gapšio pasiūlymas siūlos ne į kitą, bet į dar kitą posėdį kviesti. Vėlgi, ar jūs nežiūri čia kažkokio vėl bandymo užvilkinti taip, patempti laiką? Žiūrėti, jau gali daug ką, bet tai jis tokį pasiūlymą teikė, jis buvo apsvarstytas, aš išsakiau savo nuomonę, o teismas priėmė savo sprendimą.